Kaip pakeisti nuotraukos akių spalvą. Štai matom, kairioji akis yra pakeistos spalvos, dešinioji yra originalios. Visų pirma, reikia atsidaryti nuotrauką. Per File Open iš savo kompiuterio atsidarome nuotrauką. Dabar su zoomu didinamuoju instrumentu paspaudžiam ir jeigu ekrane yra minuso ženklas, reiškia jūsų didinamasis stiklas mažina. Jeigu norite pritraukti, padidinti, iš klaviatūros spaudžiam Alt klavišą ir apsididinam akį. Dabar pasiemame teptuko instrumentą ir iš klaviatūros paspaudžiam raidę Q, angliškai raidę Q. Tai yra užsidės greita kaukė. Dabar štai šiuo instrumentu spalvinam savo akį, tai yra tą vietą, kurią mes norėsime pakeisti. Kurios spalvą norėsim pakeisti. Nuspalviname, dabar iš klaviatūros dar kartą spaudžiam raidę Q. Vieta apsižymėjo. Dabar turėsime pažymėti tam tikrų būdų, kad liktų pažymėta tik tai akis. Tai yra pasiemam žymėjimo instrumentą ir Select Inverse. Dabar liko pažymėta tik tai akies šita vieta. Dabar susikursime šitos akies vietos dar vieną naują sluoksnį, dėl to, kad dirbsime štai su šita spalva, su šita vieta. Tai yra dešiniu pelės klavišu ant pažymėtosios vietos ir Layer via Copy. Padarome copy, tai yra sluoksnio kopija. Dabar kairiuoju pelės klavišu 2 kartus greitai spragtelime, atsiranda štai tokia lentelė. Šiuo atveju mums reikia pasirinkti Gradient Overlay. Tai yra suteiksime šitai vietai atspalvį. Pasirinksime Radial, tai yra apskritimą ir spausim kairiuoju pelės klavišu štai šitą vietą ir pasirinksim spalvą. Spalvą rekomenduoju rinktis tokią nepereinančią, tai yra kur nepersišviečia kvadračiukai, nes jeigu persišviečia kvadračiukai, reiškia spalva bus persiliejanti. Norint išgauti intensyvesnį, ryškesnį atspalvį, reikėtų spausti tokią padengiančią pilnai spalvą. Ir ant kvadračiuko spragtelim, štai čia Color, galim pasirinkti spalvą, štai aš pasirinksiu, tarkim, žalią atspalvį. Ok. Kitą kvadračiuką spragtelim, pasirinksiu tamsiai žalią. Ok. Ok, dar kartą. Ir štai čia būsena ne Mode, o Overlay, susiliejimo. Štai matom, tokia spalva tapo tokia natūralesnė. Jeigu jūs norite šiek tiek paredaguoti spalvą, dar kartą spaudžiame štai šitą laukelio ir tiesiog žiūrim spalvos intensyvumą. Ryškiau, šviesiau, blankiau, tamsiau, štai matome pasikeitus spalvai, keičiasi ir akių spalva. Aš pasirinksiu visiškai šviesų. Na ir dar kartą paspaudus ant šito kvadračiuko, renkuosi atspalvį. Šviesiau, tamsiau, kokio norim intensyvumo. Ok. Dar kartą ok ir ok. Dabar su zoomo ženkliuku, kairiuoju pelės klavišu paspaudžiam Zoom Tool ir minuso ženkliuku nusitoliname. Štai pasižiūrėkime rezultatą. Kairioji akis spalva, kurią mes keitėm, yra ryškiai žalia, dešinioji yra mėlyna. Pasiemam neutralų žymėjimo instrumentą ir dabar žiūrėkime. Layer, sluoksnių juostoje, turim background copy, tai yra ta nuotrauka. Layer 1, tai yra sluoksnis akies spalva. Pabaigti darbą, norint pabaigti darbą, reikėtų sluoksnius sujungti. Tai yra, kad nebūtų atskirai akis ir atskirai vienas veidas. Sluoksnius sujungti. Layer sluoksniai, Merge Visible, sujungti matomai. Štai turim rezultatą, o dabar failą išsisaugome. File, Save As ir nurodom į savo kompiuterį kažkokią tai darbo vietą. Ir išsisaugome. Darbas baigtas.